Kernavės kultūrinis rezervatas apima visą Pajautos slėnį su šalia 1005 piliakalniais, bei dalimi viršutinės Neries terasos, kurioje įsidėstęs šiandieninis Kernavės miestelis. Piliakalniai – išraiškingiausias rezervato akcentas. Lietuvoje jų priskaičiuojama iki 1000, tačiau niekur kitur nerasime 5 vienoje vietoje. Tai istorinių gamtos procesų, pasitraukusio ledyno ir žmogaus veiklos palikimas. Kalbiname Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ryšių su visuomenė ir švietimo programos skyriaus vedėją Joną Vitkūną, vyriausiai specialistą inspektorių Romą Mažylį ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorių Saulių Badišį. Mes randamės Valstybinėme Kernavės kultūrinėme rezervate. Prieš mūsų akis Pajautos slėnis, 5 piliakalniai. Ši legendinė vieta yra seniai žinoma kaip senasis mūsų Lietuvos valstybingumo simbolis, senoji sostinė. Na, o gyventojai atsikėlė čia maždaug prieš 9-8 tūkstančius metų prieš Kristų. Vaizdas, kurį mes matome, Neries upė, 5 piliakalniai, Pajautos slėnis, yra ledynmečio palikimas. Maždaug prieš 14 tūkstančių metų traukiantis ledynui susiformavo šis landšaftas. Na, o atšilus šiek tiek klimatui, maždaug 9-8 tūkstantmečio prieš Kristų ribose čia pasirodė pirmieji gyventojai. Tai šiaurės elnių medžiotojai, rinkėjai, kurie čia apsistodavo Pajautos slėnyje ir vėl keliaudavo į kitas vietas. Na, o prasidėjus jau žemdirbystės periodu nuo 4 tūkstantmečio prieš Kristų žmonės čia įsikūrė Sėsliai. Mes randamės Pajautos slėnyje. Ilgą laiką nežinojome apie viduramžių miestą. Buvo tik užuomina 1522 metais, kad ten, kur bažnyčių žemė, būta miesto. Ir tik 1986 metais buvo aptikta pradžioje medgrinda, per pelkę medinis grindinis. Na ir prasidėjus nuosekliems archeologiniams tyrinėjimams buvo atrasti pirmieji pastatai. Pirmas pastatas tai buvo pirties su apatiniais vaininkais, beržinėmis vantomis, paskui kauladirbio sodyba, juvelyro sodybos, išryškėjo gatvės struktūra. Ir štai po mūsų kojama maždaug metro gylyje slepiasi šis viduramžių miestas. Tuo laiku spauda rašė, kad tai yra atrasta lietuviška Pompėja. Lenkų istorikai vardino, kad tai lietuviška Troja. Na, panašiai kaip Šlymanas savo laikų legendomis remiantis atrado Troją, taip ir Kernavės viduramžių miestas irgi buvo atrastas čia Pajautos slėnyje. Šiuo metu rezervate yra tyrinėta tik tai apie 2% teritorijos, taip kad potencinės galimybės tolimesniems archeologiniams tyrinėjimams yra pakankamai didelės. Na, o eksperimentinės archeologijos dėka bandoma rekonstruoti ir senieji amatai, statiniai, įvykdžius infrastruktūros sutvarkymo projektą, teritorijos pritaikymo muziejų lankytojų poreikiams teritorijos, bus pastatyti ir keli viršutiniai terasai statiniai būtent to viduramžių miesto, kur darbuosis amatininkai ir lankytojai galės susipažinti su jau atkurta to meto buitimi ir gyvenimo būdu. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorija UNESCO pasaulio paveldo objektas. Tai ne tik 18 įvairių laikotarpių paminklų, vertybių, bet ir Kernavės archeologinės vietovės muziejus, kuriame jau šiuo metu saugoma virš 20 000 eksponatų, 30 metų tyrimų medžiaga. Po 5 metų rekonstrukcijos pastato ir didelių tikrai darbų planuojame šiais metais gegužės mėnesį atverti muziejaus duris. Ši ekspozicija orientuota į tai, kad padaryti šią teritoriją pasaulio paveldo objektą suprantam, kad tai nėra tik tai gražus kraštovaizdis, o kad tai yra daug 10 000 metų atgal gyvenusių
žmonių ir ne taip senai, ir seniau pėdsakai slepiasi šitoje teritorijoje. Ir šita ekspozicija tam ir skirta bus, kad geriau atvažiavę ir mūsų žmonės, ir iš tolimesnių kraštų geriau suvoktų visą tą mūsų praeitį, į ką mes remiamės. Manyčiau, kad tai bus patrauklu ir laukiame atvykstančių. Vienas iš mūsų tikslų yra ne tik parodyti archeologinius radinius, bet ir priartinti prie lankytojų. Tam padeda būtent eksperimentinė archeologija, rekonstrukcijos. Mūsų programa Gyvoji archeologija leidžia vaikams ne tik pamatyti archeologinius radinius muziejinei ekspozicijai, bet štai surasti tokiai mokomoji archeologiniai perkasoj, laiko lentynos, atpažinti jos laikę, sužinoti apie jų paskirtį ir aišku savo rankomis nulipdyti puodą, ornamentuoti beržo tošį arba austi vertikaliomis staklėmis. O štai prieš mus ir būstas, kaip akmens amžiuje gyvena būtent žmonės atšiauriomis sąlygomis šiaurės elnių medžiotojai. Visa valstybinė Kernavės kultūrinio rezervato teritorija yra padalinta į dvi aiškiai apibrėžtas zonas. Viena zona tai kontroliuojamų lankytojų srauto patekimo zona, kurioje yra visi paveldo objektai sukoncentruoti, tai yra centrinė dalis rezervato teritorijos. Ir teritorija, kur nekontroliuojamas lankytojų srautas, tai pačios tokios, sakyčiau, rytinė ir vakarinė rezervato teritorijos. Kadangi šis mūsų rezervatas kultūrinis yra pasaulio paveldo sąraše įrašytas akcentuojant, kad tai yra archeologinė vietovė, Kernavės archeologinė vietovė, tai akivaizdu, kad čia reikia atitinkamai elgtis, saugant, kad šią vietovę, kad ji liktų ir toliau tokia pati vertinga ir liktų ne tik tai šios dienos kartai, bet ir ateities kartoms. Na, štai vienas iš pavyzdžių, kaip galėtų būti, jeigu neteisingai, netvarkingai elgtųsi lankytojai. Štai Mindaugo kalno piliakalnio šlaite atsiradusi nuošliauža. Turiu pasakyti, kad tai ne dėl netvarkingo lankytojų elgesio, ne dėl to, kad jie, tarkim, laipiotų, nors tai irgi būna šlaitais. Tai tiesiog gamtinių veiksnių rezultatas. Bet visiškai įmanoma, kad ir dėl lankytojų elgesio tai galėtų įvykti. Taip, kad jie labai jautri teritorija šita yra, būtent piliakalnių šlaitai ypatingai jautrus, labai greitai gali prarasti stabilumą, kaip tai ir įvyko pavasarį artlydžiui prasidėjus netikėtai vasario mėnesį. Todėl ir kitoje teritorijoje reikėtų elgtis laikantis tam tikrų taisyklių lankymo. Tarkim, vaikščioti tik tai takais, kurie įrengti, laipioti piliakalnių, lipti į piliakalnius tik tai laiptais, jokių būdų ne šlaitais. Geriausia neįsirengti stovyklaviečių nenustatytose vietose, tik tai tam skirtoje teritorijoje, nekurti laužų, nekirsti medžių ir krūmų. Ir bet kuriuo atveju stengtis nesukelti paviršiaus erozijos. Na, o apie žemės judinimo darbus tai ir kalbėti nėra ko, archeologinė vietovė tai griežtai draudžiama. Tokie pagrindiniai būtų prašymai pas mus apsilankančių piliečių, tiek mūsų teritorijos gyventojų, tiek užsieniečių. Štai šioje vakarinėje rezervato dalyje, nekontroliuojamų lankytojų srauto teritorijoje, įrengtoje aikštelėje poilsio, įrengtoje Kernavės girininkijos, gali apsistoti atvykę lankytojai, kurie pageidauja pailsėti, pastovyklauti, galbūt šiek tiek paiškeliauti. Čia yra to vieta, kur galima tai daryti rezervato teritorijoje. Visoje kitoje teritorijoje poilsiavimas, stovyklavimas yra draudžiamas.
Tai nustatyta rezervato lankymo ir naudojimo taisyklėse. Todėl maloniai kviečiam visus pageidaujančius ne tik tai pasižiūrėti į rezervato visas esamas vertybės, apžiūrėti visas nekilnojamos kultūros paveldo objektus, bet ir papoilsiauti, pastovyklauti, atvykti būtent čia, į šitą nekontroliuojamus lankytojų srauto teritoriją.